Paanalizuokime Epšteinų veidą pagal veidotyrą. Ką verta išskirti jo veide, tai labai didelį smakrą, tai tikrai unikali proporcija veide, smakras tikrai labai didelis ir dar lygus iš priekio. Kuo didesnis ir išraiškingesnis smakras, tuo yra fiziškai aktyvesnis žmogus, tuo didesnė jo jėga, stiprybė, tuo labiau jis veikia, kovoja ir yra linkęs dominuoti. Smakras yra tiesioginis mūsų instinktų atspindys. Ir tikriausiai suprantate, kur link suku. Smakro lygumas priduoda agresijos, kontrolės, tiesmukiškumo. Kas dar papildytų šią charakteristiką, tai labai vešlūs jo antakiai, intensyvios asmenybės bruožas ir kągi tai reiškia, tai žmogus užtikrintai priima sprendimus, yra charizmatiškas, moka padaryti taip, kad kitas jaustųsi ypatingas ir tie antakiai dar padidina jo jau minėtą atkaklumą, konkurencingumą ir kartu tą agresiją ir tas, iš minusinės pusės žiūrint vyriškas savybės. Akys mažos, tad mažai įsileidžia kitų žmonių emocijų ir jausmų į save, jis šaltesnis, abejingesnis, daugiau galvoja apie save negu apie kitus ir tikrai moka skaičiuoti pinigus. Elgtis su pinigais, tą dar patvirtina ir stiprus atsiskyrė jo ausų speneliai. Turi depresijos raukšlę, kas rodo pykčio problemas, užspausto pykčio, neišreikšto pykčio, ar tiesiog jo yra perdėtai daug, kad netgi jį išreiškiant jis tenais kaupiasi viduje. Taip pat turi nesaikingumo liniją, jank energijos perteklių, kas reiškia, jog daroma visko per daug intensyviai. Nėra balanso šitoj sistemoj niekaip. O žvelgiant į likimo matricą, apie savąją galite irgi susiskaičiuoti, tai veidas LT ir netgi rasti trumpą prašymą apie savo gimimo datą, tai į akis aišku krenta 20 diena, kurios minusinė charakteristika yra susijusi būtent su nusikaltimais ir žmonių laisvės ribojimais. Švelnių variantų paprastam žmogui, ar ne, tai tiesiog gali reikštis, kaip savo nuomonės primetimas, ar ne, aš neleidžiu kitam turėti savo nuomonės, noriu ją primesti ir panašiai. Nuo grubesnių variantų, patys matot, link kur tai gali vesti. Centre 6 ir kas domitės likimo matricą, tai žinote, kad 6 yra meilės ir bendradarbiavimo, bendrystės energija. Bet kitoje meilės pusėje yra didelė nemeilė, mokėjimas manipuliuoti žmonėmis. Ir būtent ši energija, aš manau, jam leido eiti link to, kad sukaupė tokį platų pažinčių ratą. O karminė uodega tai rodo polinkį į dvasinio pasaulio apleidimą ir į pasinėrimą į absoliutų materialumą.